Το λόγο έχει η κυρία Sterkevičiūtė για 2 λεπτά. Ορίστε παρακαλώ. Dėkui, panas pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui, kuris aiškiai pažymėjo finansinio sektoriaus svarbą Indijos ekonomikos plėtrai. Šis veiksnys nulėmė Indijos ir ES ekonominio bendradarbiavimo rezultatus. Investicijų apimtis nemažą įtaką turi investuotojų pasitikėjimas šalyse taikomas finansų rinkų reguliavimo ir apskaitos standartais. Todėl reikėtų raginti Indijos verslą pasinaudoti ES sukauptą patirtimi, užtikrinant tinkamą investuotojų apsaugą. Aš norėčiau paprašyti komisijos, kad jinai dažniau propaguotų mūsų sukauptą patirtį, tą ES finansinio reguliavimo modelį, kurį mes kruopščiai kūrėme ir puoselėjame, kad Indijos verslas galėtų pasinaudoti mūsų sukauptą patirtimi. Tuo tikslu turbūt komisijos darbe reikėtų didesnio koordinavimo, kad skirtingų krypčių komisarai dažniau bendrautų ir bendradarbiavimas su trečiom šalim nebūtų tik tos srities komisarų užduotis, o būtų užduotis visiems kitiem komisaram taip pat. Vienas iš didžiųjų iššūkių yra tai, kad Indijos finansinis sektorius nėra pakankamai liberalizuotas. Jis reikalauja daug investicijų, ypatingai, kad išplėsti veiklą į kaimiškus rajonus. Kaimiški rajonai tai yra, be jų plėtros negalima Indijos pažanga, tačiau ta finansinio sektoriaus plėtra negalima be ateimo didžiųjų pasaulio ir Europos bankų. Todėl reikėtų skatinti bendradarbiavimą ir Indijos reguliuotojų dalyvavimą bendruose ES ir trečiųjų šalių ekspertų grupėse, ruošiant atitinkamus teisės aktus, kad iš karto būtų numatytos tinkamos sąlygos bendram darbui. Aš taip pat norėčiau pasisakyti už dvipusį dialogą, visapusiško ekonominio bendradarbiavimo tarp ES ir Indijos pasiekimą, susitarimų pasiekimą. Todėl, kad daugiašalės dėrybos ne visada atspindi specifinius tarpusavio santykių reikalavimus. Ačiū.